Tarp Vilniaus ir Kauno savivaldybių įgauna vis didesnį pagreitį. Nors teigiama, kad sporto rūmai Kaune statomi būtent finalinėms čempionato varžyboms, tačiau vilniečiai, norėdami įsiteikti, jau siūlo neatlygintinai suteikti patalpas Lietuvos krepšinio federacijai. Europos vyrų krepšinio čempionato finalinės varžybos numatytos tik po 2 metų, tačiau jau ne kartą viešai prabilta, kad minėtos rungtynės galėtų vykti ne Kaune, o šalies sostinėje. Štai Vilniaus vicemeras Gintautas Babražius įsitikinęs, kad jei Lietuvos krepšinio federacija į sostinės savivaldybę neatlygintinai 2 metams panaudos teisėmis skirtų 82 kvadratinių metrų kabinetą Vilniaus valdžios rūmose, šis žingsnis pagerintų sostinės galimybės konkurencinėje kovoje su Kaunu. Tačiau politiko nuomonė tai tik bandymas, kuris vargu ar pateisins lūkesčius. Vilnius pretenduoja arba konkuruoja, šiuo atveju matyt tik su Kaunu, kiti miestai čia nedrįs įsikišti į šitą, sakykime, konkurenciją, kad finalas būtų Vilniuje, tai matyt yra normalu. Nežinau, kodėl negalėtų Vilnius norėti to. Kokie be būtų vilniečių planai, Kauno valdžia kovoje dėl Europos vyrų krepšinio čempionato varžybų vietos nusileisti neketina. Teigdami, kad Lietuvos krepšinio federacijai suteikti patalpas gali ir Kaunas, miesto politikai primena pagrindinį finalinių varžybų reikalavimą – žiūrovų vietų skaičių, kuris turi viršyti 10 000. Mūsų pusėje yra teisybė, kadangi Kauno būsima arena turės 14 000 vietų. Vilniaus tiek vietų neturi. Išvada viena. Čempionato finalas, Europos krepšinio čempionato finalas turi vykti Kaune, kadangi žymiai didesnis žiūrovų skaičius bus talpinamas. Jei Kaunas vis tik pralaimėtų kovą rengti Europos vyrų krepšinio čempionato finalinės varžybas sporto arenoje, tuomet netektų ne tik taip reikalingos reklamos svetur. Tokiu atveju neliktų galimybės verslui užsidirbti nemažai lėšų, svečių maitinimo, nakvynės bei kitų pramogų sąskaita.